Labą dieną, mėly Lietuvos žmonės. Aš šiandien turėčiau pakalbėti apie vieną dalyką, dėl kurio gavau keletą prašymų jau seniai, kad pakalbėčiau, o tai yra niekas kitas, o būtent Vilniaus autobusų maršrutų tierlistas. Dabar, kaip čia pasakius, čia aš anksčiau pasidariau, čia kažką padirbėjau ir vat yra tierai visi, S+, A, B, C, D ir aišku 125 tieras. Nieko, dar aš pakalbėsiu šiaip, kaip čia bus dalykai. Dar pažiūrėsim, gali būti įdomių dalykų, gali būt baisu, gali būti labai gražu, bet esmė ta dalykas toks. Šiandien aš pakalbėsiu kažką, patvarkysiu ir apskritai Vilniaus autobusų štai, aš norėčiau pasakyti vėlgi, kaip visada kalbu, Vilniuje reikia tramvajaus. Čia bus tik tai autobusų, čia nebus troleibusų, čia nebus jokių išgalvotų, čia nebus net istorinių autobusų, arba autobusų, kurie nekursuoja, kursuoja, tai reiškia bent kasmet kursuoja, bent kelis kartus per metu, bent kažkiek pastoviai, nes aš įdėjau tos naktinius, kurie kursuoja dabar tik tai per naujuosius ar kada, bet aš įdėjau juos. Bet pažiūrėsim, kaip bus, čia kažką, sudėjau, ir greituosius irgi įdėjau, tai va. Galim pradėti. Aš manau, kad pirmas dien, aš čia dar turiu atsidarysiu stopsus ir parodysiu viską tiesiog, kad būtų vizualiai gražiau. Pirmas dien, kaip čia pasakius, vienas iš tokių, ne tai kad legendinių, bet tokių jau rimtesnių ir tokių svarbesnių maršrutų Vilniuje vis tiek. Ir jis yra visai nieko išskyrus tai, kad yra kamščių visai nemažai. Bet jis yra tikrai svarbus ir toksai tiesus visai, bet greitieji apskritai, dėl ko aš numinusuosiu taškų, dėl to, kad jie taip tempėsi, aišku, bet palyginus su paprastais, jie vis tiek greitesni yra. Greitesnis tai koks ten 26 ar kas anksčiau būdavo. Tai aš manau, kad dar žaliasis tiltas laikina, tai čia šiek tiek yra problemiška, dabar atsiprašysiu. Žinot, yra kartais labai geras dalykas būti nesveiku. Dabar pirmas dien, aš manau, aš dėsiu į A, dėl to, kad jis nėra pats geriausias, jis tikrai nėra toksai per daug kamščių, man nepatinka visa šita teritorija, kas čia vyksta. Gal nebus nieko S, aš nežinau, aš labai kritiškai vertinu. Pirmą dieną aš įdėjau ją dėl savo svarbos ir šiaip dalykų. Bet dar stotis. Dar stotis iš karto numušiu tašką, dėl to, kad stotis yra pragaras. Jeigu jūs važiuojat į stotį, jūs, žinot, jūs susitinkat su šėtonu. Tai yra gyvenimo tiesa. Žinot, kas dar yra gyvenimo tiesa? Ogi tai, kad antras dien yra įdomus maršrutas. Jis važiuoja čia aplinkui, čia ką, jis maršrutas kaip maršrutas, jis blogesnis už pirmą dieną, bet pavyzdžiui, kodėl jis nesutas statybininkų, kur žmonės gyvena, o kur žmonės, tiksliau sakant, eina į Lidl apsipirkinėti, o ne į Naujamiestį, kur žmonės miršta, ir kodėl jis stoja ten, kas ten, Litexpo darbo dienomis, važinėja tik sekmadieniais, tai šeštadienis, nesąmonės, man jis nelabai patinka ir dar kamščiai ir jis dubliuojasi. Aš šiaip pasakysiu, bet jis man jis toksai yra C maršrutas, aš nuoširdžiai pasakysiu, man jis nelabai patinka. Beje, čia jokio objektyvumo iš tiesų nebus, tiesiog perspėjau. Trečias dien, čia yra kamščių, yra visko, čia viršui Fabioniškės, kaip iš čia taip įdomiai užsisuka čia, jis visai gerai pavažiuoja, dabar naujas saugaus, aš dar nebuvau nuoširdžiai pasakysiu nuo to laiko, bet reikės kažkada apžiūrėti, kaip atrodo, nes čia gražiai turėjote jie rekonstruotą, kiek mačiau nuotraukose. Čia dar įdomiai važiuoju, kodėl Darius ir Girė nustoja, nežinau, vieną kartą gyvenime man pravertė, bet daugiau nežinau kodėl, kam tokio reikia. Tai aš dėsiu jį, manau, kad į kokį, ar jis yra A maršrutas. Jis greitkelinis, aš sakyčiau, kad jis visgi yra A maršrutas, jis visai nieko yra. Plius jis į stotį nevažiuoja, tai čia dar pliusas. Ketvirtas G, Transrevis, iš karto jau numušu štai, kad Transrevis ir tai, kad jis važiuoja į Dainų slėnį, nes jis čia neturėtų važiuoti.
vargas. Protėvių ugnies šventyklą, jis nori save pasišvesti, bet man jis joks nešventas. Aš jį manau, kad dėsiu, jis antakalnio maršrutas, antakalnio greitasis, bet jis turi svarbių jungčių, jis važiuoja per šitą vietą gražią, bet esmė ta, kad jis tiesiog yra, gerai, čia jis daug nestoja, bet irgi stotelės. Kodėl jis nestoja panoramą, kodėl jis ką, jis mano manimu yra ganėtinai durnas ir dar kamštingas. Aš jį dėsiu. Gal B. Nors ar jis tikrai tiek nusipelnė. Davai B. 5D, taip. Dabar 5D yra, jis yra iš esmės vienintelis greitasis, kuris nevažiuoja į centrą, kas yra labai įdomu. Bet, nežinau, man jis kažkaip... Vat net ir nežinau, kodėl jis stoja Lizdeikos, pasakyt man. Kodėl jis stoja? Kam jam čia reik stot? Kam jam reiktų? Kitur jis ten kaip ir važiuoja. Čia irgi labai taip subjektyvu, bet, jis siekia Ozo Akropolį, tai čia svarbios vietos, bet aš manau, kad įdėsiu prie 5D dėl to, kad jis yra tiesiog va ten va. 6D, 6D, aš jau pastaruoju metu visai naudojusi, bet dalykas toks, kad jis tiesiog, jis neturi atstovos ir jis piko metu būna su kamščiais ten blogai labai. Tai aš turiu jį dėti prie šitų va, nors man jis kažkiek ir patinka, labai gaila. Dabar pirmas maršrutas, man atrodo, kad, ar šiaip ar taip, antras yra greitesnis, man atrodo net galim pažiūrėti. Pažiūrėkim, piko metu, pavyzdžiui, 16:23 į oro uostą yra 2-4 minutės. Va dabar, o čia yra į oro uostą 2 minučių. Kam jo iš vis reikia? Tai čia klausimas, nes jis dar trečią dieną dubliuoja. Tai jis iš tiesų yra beprasmių maršrutas, jis eina į... Dabar dėl 125 skilties, ar jis nusipelnė jos? Aš manau, kad galėsim pačioj pabaigoj deleguoti kažką į 125. Kol kas aš pradėsiu ir aš įdėsiu tiesiog į D. Dabar... Antras maršrutas, kaip sakiau, jis visai nieko, bet jis niekada nekursuoja. Tai kam tokio maršruto reikia? Aš įdėčiau į D, bet aš noriu jį parodyti, kad jis aukštesnis už pirmą, geresnis, todėl dedu į C. O vat trečią maršrutą, mes galim, jis toks įdomus, jis įstoti važiuoja, bet jis daro čia užsukimą, jis labai užsukinėja. Ir iš esmės, ten buvo tokia patirtis viena man važiuojant jo, bet esmė ta, kad, beje, informuosiu, jeigu nesupratot, aš visais jais esu važiavęs, tai galiu iš asmeninės patirties daug ką pasakyti. Trečiu, jis toksai, jis nieko į Vaidotus veža, bet jis savaitgaliais, kiek jis kursuoja, jis nekursuoja savaitgaliais, tai čia galime dėti į kokį C, dėl to, kad jis nėra piktybiškai blogas, nes D yra jau tokie piktybiškai blogi. Pavyzdžiui, ketvirtas, kas čia per maršrutas, kodėl jis toks dažnas ir kodėl jis niekur neveža. Jis yra kaip pirmas, bet jis net ne kaip pirmas, dėl to, kad jis būdavo pirmas A, bet būdavo ne pirmas A, jis važiuodavo su užsukimu rodu nesotas, ten pirmą pratęsė. Durneliai, tai iš to gėrio grožio aš galiu įdėti tik tai į D. Dabar 5, jis yra labai įdomus maršrutas, įdomesnis būdavo, kai Antakalnį važiuodavo, bet jis ir dabar yra įdomus ir jis turi tokią įdomią čia jungtį, ypač taip, kad važiuoja, bet jis labai yra toks kamštingas ir dar čia užsukimas negražus, dar Deivių yra nesuprantamas, manų gerai gimnazija, bet kažkoks keistas užsukimas ir vienintelis perkūnkiemyje, jo nepakanka perkūnkiemiui, aš galiu tiek pasakyti. Ir su tokiu rimtu pasakymu aš įdėsiu manau, kad į B. Tokio tipo jis man maršrutas. 7, 7 yra, jis yra toksai rimtas, bet jis transrevio, aišku.
jis padubliuoja kai ką, bet Lazdynuose jis tikrai ganėtinai svarbus ir jis padaro pilną ratą, gražų. Čia jis taip įdomiai užvažiuoja, į Šiaurės miestelį veža. Nemažai žmonių juo naudojasi. Ir čia dar turi unikalią vietą. Labai labai įdomus jis yra. Ir aš manau, kad aš įdėsiu į kokį irgi gal B. Nu, jis tiesiog yra B maršrutas. Negaliu nieko pasakyti. Nu, gerai, Transrevis, bet Transrevis dar ne taip blogai kaip stotis. Nes Transrevis gali tau užkimšti protą, bet gatvių neužkimš. Tikriausiai. Nebent avarijų pridarys. Bet aštuntas avarijų nedaro, jis daro nuodėmės. Aštunto nuodėmė pagrindinė yra ta, kodėl jis čia važiuoja vietoj 25. Tas 25 jis važiuoja ir pro Kasbėjus, dar prieisim prie jo, bet kam jam į Vaidotus ir taip va. Nu, dabar šitie maršrutai nesutvarkyti, bet aštuntas yra blogesnis ir vien dėl to, bet aštuntas toksai įdomus jis, bet jis nebeužvažiuoja į Granito gatvę, kur seniau važiuodavo. Bet aš dabar apie dabartį kalbam. Net nežinau. Aš vis tiek manau, kad 25 yra geresnis ir vien dėl to aš dėsiu jį, aš ne tą pasiėmiau, aš dėsiu jį į C. Jis nėra piktybiškai, bet blogas. Kitaip nei 9, kuris yra tiesiog piktybiškai blogas, kaip aš sakiau, čigonų maršrutas. Kodėl čigonų? Dėl to, kad čia gyvena nelabai kas nuoširdžiai, o jeigu ir gyvena, jie gali laisviausiai pralysti pro vamzdį po geležinkeliu. Kam jiems čia eiti kažkur? Tai va, ir jis dar durnai važiuoja, ir jis važiuoja per dažnai, ir yra 2 variantai maršruto, nu tai kažkokia durnystė, jie man atrodo čia susigalvoja su tuo 9, ir aš nemanau, kad jį galiu aš gerai įvertinti. Tiesiog neįmanoma tą padaryti. O dabar 10 aš galiu įvertinti gal visai ir neblogai. Jis toksai rimtas maršrutas, ir jis važiuoja į Markučius. Ir jis tikrai yra kartais visai gana dažnas. Oho, pažiūrėkit. Nu, aš manau, kad iš autobusų, turbūt be kokio 53 jis yra pats dažniausias. Dabar aš nenoriu prisikalbėti, bet nu gerai, pažiūrėkim, kas dar dvigubi. Nu, 7, ne, 22 koks, ne, 24 dažnas, bet ne toks. 10 yra bet nedažniausias ir todėl jis man patinka. Jis keliauja į A. Aš taip įvertinčiau. Skirtingai nei 11, kurį aš vertinčiau labai blogai, dėl to, kad jis važiuoja labai retai. Jis veža į Užupį, jis ten nieko nepaima, jis kažkoks keistas ratas. Nu, jis yra nesuvokiamas maršrutas ir dar važiuoja per šitą gatvę. Kas čia gyvena? Žinau vieną žmogų, kuris gyveno ir man tas žmogus nepatinka. Dabar aš manau, kad jis keliaus į C. Nes, ar jis yra toks jau blogas? Taip, jis yra toks blogas. Tiesiog. Dabar 12. 12 ir 16. Manęs kažkaip juos, aš nenoriu 2 maršrutų panašių tai padėti. Aš noriu vis tiek padaryti segregaciją ir netoleranciją ir piktybinius teroristinius įvykius, dėl to, kad aš noriu supriešinti 12 ir 16 šaikas visas ir noriu pasakyti jiems, kad tiesiog paprasčiausiai geresnis iš šitų maršrutų yra 16. Ir vien dėl to fakto aš turėsiu dėti va taip. Kas yra liūdna, bet išgyvens žmonės. Tiesiog 12 yra nuobodesnis ir be to jis važiuoja į Černobylį. O Černobylis, nesveika Černobylyje būt. Kartais yra gerai nesveikam būt, bet Černobylyje, manau, kad tie, kas būna nesveiki Černobylyje, labai greitai nebebūna. Tai iš tiesų 13 maršrutas yra įdomus. Jis važiuoja į Žemąjį Pavilnį ir čia važiuoja midi autobusai, Transreve, bet kartais važiuoja ir didelį. Ir vien dėl to aš galiu pasakyti, kad jis yra čia įdomus, man patinkantis, bet čia asmeniniai dalykai. Čia yra kamštis didžiulis, bet jis taip įdomiai pravažiuoja stoti, nors su šita nesąmonė apsisukimu. Čia jis važiuoja pro ten, kur nieks negyvena ir niekam nereikia. Ir važiuoja į Vilkpėdę.
iš tiesų tai yra kosminis maršrutas ir aš norėčiau įdėti į D, bet asmeniniai nusistatymai neleidžia, tai keliaus į C. 14 maršrutas iš kitos pusės yra tiesiog nežmoniškas. Jis yra vietinio susisiekimo maršrutas, jis neveža į centrą, jis veža iš Rudaminos kaimo į kitą puskaimį, čia Rimų gatvė, jis pro Naują Vilnią. Jis priveža prie Naujos Vilnios, bet jis ne visiškai priveža. Jis leidžia žmonėms nuvažiuoti iš pačios Rudaminos, kur yra 12, 16, 58, visi šitie 31, 122 ir 27 ir viskas čia Naujoj Vilniui. Jis yra labai įdomus ir grinai dėl asmeninių priežasčių, aš manau, kad jis yra A. Tai tragiška, čia siaubas, jis vienintelis čia važiuoja. Ne, aš negaliu jo dėti ją. Aš esu neobjektyvus, bet ne antiek neobjektyvus. Tai va taip. Oi. 15. 15 maršrutas. 15 galiu apibūdinti kaip iš esmės durnoką maršrutą, kodėl jis važiuoja į Žolyno gatvę. Gal kažkada ir žinojo, bet kai pradėjo važiuoti 115 ir 114 ir jie sudažinti buvo, nieks nebežino. Ką iš čia daro Antakalnio žiede, kad yra reisai sutrumpinti, dabar net padaugėjo sutrumpintų reisų kiekis. Net labai keista, iš čia sukiojasi ir iš esmės yra baisus maršrutas dėl to, kad jis sukurtas Brazauskui buvo. Ir Brazauskas pasimirė, niekam jo nebereikia. 16 aptariam, 17 yra Vardė tu mano. Oho. Tai jie pagaliau jau pakeitė, bet jie čia tyliai pakeitė. Nes jis iš esmės turės va šitame užsukti ir va taip va apsisukti. O dabar jie padarė, kad jis važiuotų taip va, nes jie padarė tą kelią, bet to apsisukimo nepadarė. Vardė tu mano mielas. O aš net nežinojau, kaip gerai, kad padariau video, nes tai būčiau net nežinojęs apie šitą dalyką, ką jie čia ėmė ir pridirbo savo. Labai įdomiai pasielgė, bet koks yra Antakalnio, Antavilių žiedas kaput, nebėra jau tokio. Labai įdomu. Šiaip man šitas maršrutas visai patinka, bet jis važiuoja labai kamštingą vietovę. Bet iš esmės man jis patinka, jis keliaus į B. 18. Jis yra kaip 115, bet 115 važiuoja per sodus, kas yra geresnis maršrutas, o čia jis važiuoja aplinkui. Jis yra visai įdomus, bet jis kartais tiesiog atsibosta labai. Kas ten, kažkokie sodai, aš labai retai jo važiuoju, bet vis tiek jis tiesiog nėra toks geras kaip 115. Tai va. Tai vien dėl to aš įdedu į C. O 19 aš turbūt irgi dėsiu į C. Dėl to, kad jis tiesiog, jis važiuoja į Salininkus iš vienos pusės, iš čia apsisuka kažkokį. O ne, čia šitas durnas žiedas. Vien dėl šito apsisukimo. Kas čia per apsisukimas? Kas čia toj Lietuvoje darosi? Jau D bus. Man jau tiesiog užknisu. Čia yra Černobilio, stoties ir durnumo maršrutas. Labai blogai. Ir dar šitą stotelį nesutvarkyta, tai išvis baisu. Tai reikia va taip dėti. 20. Jo. Aš manau, kad jis keliauja į D ir aš padarysiu išimtį dėl to, kad jis keliaus į D kartu su savo draugu, prie kurio dar prieisim. 20, jis čia važiuoja, bet jis tiesiog kiek užsukimų maksimaliai 1, 2, 3. Čia dar galima sakyti užsukimas. Kamščių labai daug, aišku, čia gal pamažėjo įrengus šitą žieduką, nors čia matom, kamščiai ir toliau vyksta. Ojojoj, žiauru čia. Čia viskas žiauru su juo. Man jis nepatinka ir jis tiesiog jį reikia išskaidyti kartu su 62, bet aš nekalbėsiu apie savo idėjas. Aš kalbėsiu apie 21, kuris dabar nestoja laikinai vienoje iš savo stotelių, kuri iš vis išnyko iš realybės ir jis dabar laikinai važiuoja iki čia, bet jis po to nevažiuos iki čia ir jie pridirbo. Mane jis užkniso ir jis galėtų būti gražus,
bet jis nėra gražus. Jis galėtų važiuoti gražiai, vat kažkaip, vat per Naugarduko gatvę. Žiūrėkit, va tokia yra galimybė, jis galėtų važiuoti kažkur. Arba čia net, ne, nu gal čia kažkaip. Bet tiesiog jis galėtų būti toks gražus, o dabar jis nėra. Ir dėl to, aš manau, aš jį vertinsiu labai žiauriai. Dėl to, kad jis mane tiesiog užkniso. Nu jis geras, nu bet jis tiesiog mane užkniso. Ir dar kai buvo tie dalykai, kai ten žvėryne troleibusai ten nevažiavo. Taip, buvo toks dalykas, jis ten taisė ten kažką. 7 va taip važiavo. Jis važiavo į vieną pusę taip va, į kitą pusę taip va. Dabar jeigu į šitą pusę nori kažkas iš čia va nusigauti, jis turi važiuoti arba 11, kas niekada nevažiuoja, arba jis turi važiuoti iki, žiūrėkit, jis turi važiuoti iki čia, Jogailos, jis tada, ne, jis turi važiuoti iki Reformatų, jeigu iš stoties, pavyzdžiui, nu ne iš stoties, iš Trakų, arba eiti iki Reformatų, vat į šitą pusę pavažiuoti čia, pereit ir nuo čia važiuoti. Tik dėl to, kad jis negalėjo į aną pusę važiuoti čia. Dėl belio kokios priežasties vis tiek jis nieko nepakeitė. Tai, nu tai durnius visiškas, čia ir liks. 22 yra labai įdomus maršrutas ir man jis visai nieko, nu jis toksai rimtas. Aišku, čia jis galėtų būti troleibusas. Dėl potencialo aš vertinsiu į B. Nu jis visai nieko. Dabar 24 jis yra oho, jis Gedimino prospekto maršrutas, jis varo taip rimtai čia, iki pat galo. Aš manau, kad jis toksai rimtas ir jis daug susisiekimo, jis dar dvigubas tik piko metu, bet vis tiek man jis patinka visai. Keliaus į B. Nu aš A labai mažai ką dedu, bet čia manau labai kritiškas esu. Dabar, nu ar nusipelnė kažkas, nu dar ne. 25, aš sakau, jis visai nieko, bet jis per mažai važiuoja į vairtus. Ir reikia, kad jis daugiau važiuotų, todėl aš dėsiu jį į, šiaip į, čia 26, aš įdėsiu į C gal. Nu šiaip man jis visai patinka, aš dėsiu į B. Dabar, kas man nepatinka, tai yra tiesiog 26. Nu 26, nu kas čia yra? Nėra stotelės Santaros gatvė, nėra čia ko, čia jis čia užsukinėja durnai, čia jis kažką daro, jis čia važiuoja, jis čia nuveža, kur nieks nevažiuoja, nes čia pelekas. Aš esu kategoriškai prieš 26 ir aš noriu padaryti 87, 77, bet čia mano idėjos ir čia nesusijęs su niekuo. Bet kas susijęs su viskuo, tai kad jis per retas, nu kas čia per maršrutas, nu realiai žiūrėkit čia žmonės, jis tiesiog niekada nevažiuoja. Realiai, nu kas čia gali prie to gyventi, jis niekam nereikalingas. Visiškai, nu kas čia dabar. Nu jau, visai, keliaus į D. 27 iš kitos pusės, oi. Nu, jis važiuoja pro nakvynės namus. Tai kažkam gal patinka, bet man jis nelabai patinka. C bus. Nu, jis tiesiog tas ratas labai jau taip užktis. Nu, nei čia reikia kažkam į turgų, čia ne 37, kur būtent iš turgaus tiesiai į kapitės. Visomis įmanomomis prasmėmis. 28. Jis yra įdomus su savo nuvažiavimu į valus, bet jis toliau nevažiuoja, jis toliau nieko nedaro, jis yra transferio maršrutas, dar daro keistą užsukimą, daro kitą keistą užsukimą ir jį jau spėjo pusę reisų jo nukirpti. Nežinau. Šiaip gal jis visai nieko, jis į Maxima bazę važiuoja vienintelis. Aš manyčiau, kad jis toksai B maršrutas man pasirodo. Nu, tiesiog užėjo taip. 29 iš kitos pusės jis yra, manau, kad nuvertintas maršrutas ir jis galėtų važiuoti į stotį vietoj dabar 50, nu bet šiais. Aš tiesiog dabar prie kiekvieną sakau, kaip galėtų būti. Aš tiesiog sakysiu, kas man nepatinka, jau mane užkniso. Man nepatinka, kad jis į Vilkpėdę važiuoja. Nu žiūrėkit, kiekvienas padorus žmogus tiesiog nueis. Nueis. Kam jam čia važiuoti? Ką jis čia daro? Nu va. Man jis galėtų būti geras, bet dabar bus B.
pusiau dvigubas, bet jis pusė autobusų dvigubi. Negražu taip. 30 yra, kaip čia pasakius, jis yra vos nelabiausiai perpildomas viengubas autobusas ir jis yra antro parko ir jis tiesiog, jis turėtų būti dvigubas, bet jis nėra dvigubas. Tai čia bišķi susimauta, o šiaip ką galiu pasakyti, čia gal yra keletas naudingų jungčių, bet jis žymiai perpildytas, jis turėtų būti dvigubas arba jis turėtų dar geriau važiuoti šiaurinę Pilaitę, ko jis nedaro. 31, čia aš šiek tiek gal asmeninių patirčių nemažai turėjau su juo. Tai reiškia, aš dėsiu jį, kaip čia pasakius, jis savaitgaliais labai retas, darbo dienomis jis yra nesuderintas, jis yra būna perpildytas. Šiaip dėsiu į C jį, nes jis mane jau spėjo užknist. Pakankamai. Čia žiauru būtų dėti į C. Ai, nerūpi, tiesiog. 32. Pro saugumo departamentą ir pro visus šituos. Ir jis turi blogiausią stotelę Vilniuje. Pažiūrėkit, kas čia? Normali gatvė, nenormali. Visiškai blogai, keliaus tiesiai į D. Dabar, čia 33. Kaip gaila, kad aš 33 į D įdėjau. Ir dabar aš jį sugrąžinsiu ten pat. Dėl to, kad jis važiuoja dalimi reisų į Kalnėnus. Šiaip Gurionys turėtų būti pagal kalbą gražią, lenkišką. Tai tiesiog, jis gali būti didelis. Vat situacija tokia. Jis fiziškai gali būti didelis. Yra paklausa, kad būtų didelis visais reisais. Bet dalimi reisų važiuoja mažas per Kalnėnus. Ir net ne visais per Kalnėnus, o dalimi dalies reisų važiuoja mažas, todėl kad jie atseit didesnį ten netelpa. Nors didesnį telpa ta dalimi kita reisų. Ir čia nėra taip, kad suderinti taip, kad kol vienas yra didelis, kitas pravažiuoja mažas, jis tiesiog nieko tai nesueina. Jis tiesiog yra, kada nori, tada būna mažas, kada nori, tada būna didelis. Nors paklausos yra, kad būtų didelis, didelių netrūksta. Aš manau, mes turim kandidatą į 125 skiltį. Dabar 34, jis yra labai retas. Jis yra labai retas ir jis yra labai toksai, jis labai ilgas yra. Ir jis tiesiog, jis yra iš dalies ir nuvertinamas, kas į visoris važiuoja, čia baisu net pasižiūrėjus, čia vienas normalus mažutas, 3 kažkokie mikrobai. Dabar, man jis patinka, nuoširdžiai pasakysiu, aš įdėsiu į B, jis tiesiog reikia, kad jis būtų dažnesnis, bet jo jungtys yra tikrai unikalios ir man jis visai neblogas. Aš tiesiog su savim nesutinku, čia yra viskas, yra labai impulsyvu, pavyzdžiui, 35, kas su juo? Kas čia per tarpai? Net nežinau, bet esmė ta, kad jis ką čia važiuoja, naujieji vertėjai, čia ką. Jam nėra prasmės iki Žalgirio važiuoti. Pasakysiu, ką jis čia 36 dubliuoja. Gal ir yra prasmės, bet man vis tiek nusibodo, dėsiu į C. Aš dėl 31 jau pradedu pykti su savim. Kam aš šitai padariau, nerūpė. 36? Čia jau toksai rimtas maršrutas. Kodėl būtent į Pagobę važiuoja dvigubas? Gal kai pasižiūrėt, čia yra daugiausia sodų. Bet jis yra dvigubas, jis toksai rimtas, važiuoja. Ir nieks nežada net jo sunaikinti. Tai net nežada sunaikinti. Tai čia yra labai geras dalykas, manau. Ir dėl to jis keliauja į A. 37 dabar. Jis važiuoja į Rokantiškes ir nuoširdžiai, jame prisirenka daugiausia pašaliniai žmonės. Arba išvis ne žmonės. Sielos mirusiųjų vėlės, ką žinau, kapinės važiuoja. Jis labai retas, jis yra socialinis maršrutas, žinot. Greitai mes jo vešim Blinkevičiūtę. Visomis prasmėmis. Todėl jis keliauja į C, dėl to, kad man jis per daug asmeniškai kažkuo traukia, kad būtų D.
Nu, nostalgija. 38. Šiaip žiūriu, sakyt, kad kapinės kelia nostalgiją, bet esmė ta 38. Jis važiuoja į Vismaliukus ir jis buvo kelis kartus netgi didelis, tai dėl to iš karto keliauja į ją. Dėl to, kad Vismaliukai, jūs turit nuvažiuoti, ten yra pati linksmiausia vieta. Jis tikrai yra kažkas. Dabar 39. Jis važiuoja į mišką, jis tiesiog yra blogesnis 17. Todėl jis keliauja į C. Dabar 40. Aš manau, kad jis štai kas dar dažnas. Ir štai kas keliauja į A. Čia 19. Kur aš jį padėjau? Sakykim, kad čia. 40. keliauja į A, dėl to, kad jis yra labai dažnas, jis važiuoja į Mykolo Lietuvio gatvę. Matot, iš viso netgi Lietuvio gatvę. Ne kokio Lenko. Nu, gal jis ir Lenkas, bet galbūt, ką aš žinau. Aš žinau tik tiek, kad jis važiuoja labai įdomiai ir jis tokia turi įdomią jungtį ir jis stoja Saltoniškėse apačioje netgi. Nes man jis tiesiog patinka, jis labai toksai įdomus ir dažnas ir geras. 41. iš kitos pusės jis tiesiog yra beprasmis. Nu, jis tiesiog nieko gero nenuveikia ir jis yra nusivylimas visai savo šeimai. Iš jos visus nuvylė. Tokie šeima kaip 42, 78, nu ką jis čia daro, jis 2 stoteles pavažiuoja, viskas, ir jis važiuoja kažkaip čia, ką, nieks jo nesujungia, net nepradės su nauju maršrutu, nu tai va, nesąmonė. 42, jis būna dvigubas ir dėl to jis būna labai geras, todėl aš įdėsiu gal net į B, dėl to, kad mane stotis per daug užknesa ir be to, kas ten gero tuose Salininkuose dedas, nu nieko gero, tiesiog nieko. 43, nu kas čia per maršrutas, nu čia nėra niekas, nu valandos tarpas vidury dienos, nu atsiprašau, čia yra visiškai nepriimtina ir jis keliauja tiesiai į D. Nu jis tiesiog sunaikintas buvo, nu kas čia per maršrutas, nu gerai dabar padažino jį piko metu, bet kas valandą? Nuo 12 iki 13, ką jie savo galvoja? Baisu, negalima taip. O žinot, ką galima daryti, o taigi važiuoti 46, kuris yra be atstovos. Jis važiuoja per Gabijos gatvę kažkokį. Jis yra dažnas, jis yra dvigubas. Bet aš įdėčiau į B. Nes, galima būtų dėti į A, bet, jis man tiesiog, nežinau, man nepatinka maršrutai, kurie neturi atstovos abiejose galuose. Tiesiog negražu taip. 48, kaip čia pasakius, jis yra, aš nežinau nuoširdžiai kam jis yra skirtas, net Blinkevičiūtei tokio nereikia, todėl jis keliauja tiesiai į D. Dabar 49, jis yra ką, jis viengubas, jis koks, bet jis važiuoja labai gražiu maršrutu, į Bukčius važiuoja net. Gal jis yra retas, jis važiuoja labai daug kur, bet jis yra viengubas ir kas yra labai keista. Aš manau, kad jis tiesiog kažkaip nesudera visiškai, todėl duodu į B, dėl to, kad jis tikrai galėtų būti A maršrutas, jis toksai visai neblogų savybių turi, jis čia važiuoja į Baltupius, tokius kaip Baltupiai, čia Šnipiškės, Karoliniškės, Lazdynai visi ir netgi kokie čia Bukčiai labai tokie visai gražus yra, bet iš tiesų mane visai nuvylė, kad jis taip viengubas ir dar koks jis 1,5 valandos tarpas, visiškai savaitgalį. Visiškai negražu ir nederama taip elgtis. Žinot, kaip derama elgtis, o taigi derama važiuoti 50, kuris važiuoja Minties gatve ir jis ten yra vienintelis. Jis yra labai kažkoks toks pilnas šitaip susidaręs. Gerai. Šiaip aš ką apie jį pasakysiu. Jis kamštingas, jis žiauriai kamštingas, bet jis tuo pačiu ir labai gražus ir jis čia važiuoja. Man jis visai patinka, jis gal net į A keliaus, jis dar toks antakalnietiškas. Iš tiesų, jis turi dar šitą stotelę, bet čia tokia nesąmonė, gal man reikia jį sumenkinti dėl to. Šiaip 50 aš tiek esu važiavęs, man jis visai patinka. Jis toksai unikalus yra. Jis vietinis maršrutas, jis pilnai vietinis, jis iš Antakalnio į Bajorus.
Labai unikali jungtis ir labai gera jungtis, šiaip pasakysiu. Nes čia, šiaip aš net nesugalvočiau tokios jungties, jeigu jo nebūtų. 51. Kaip čia pasakius, jis važiuoja į Trakų Vokietiją, bet jis čia taip keistai sukiojasi. Ir jis po to važiuoja į Pagirius. Oi, net nežinau. Jis toksai įdomus yra maršrutas. Jis Pagiriuose susijungia su 78. Čia labai įdomu, kaip du privežami iš skirtingų galų veža. Į tą pačią vietą ir susijungia. Įsivaizduokit, stoti Žemė į Paneriai, jeigu čia būtų vienas sujungtas maršrutas. Nebūtų niekada, bet įdomu. Nu, šiaip jis ten po kaimus važiuoja, ten visai įdomus, bet toksai C maršrutas. Nu, šiaip jis nėra įdomus. Aš šiaip B maršrutas, nes labai jį nuvertinau. Bet Transrevis, nu gerai liks. 52 yra durnas maršrutas visais galais. Nu, kas čia per maršrutas? Kodėl jis važiuoja tiesiog kaip trečias D į miestą, nors jis viengubas? Ir ką jis daro Tarandį? Kodėl jis čia niekur nestoja? Kas čia vyksta? Kaip čia laikinai? Kas čia dedasi? Kas čia toj Lietuvoje? Negražus maršrutas ir dar šiek tiek durnokas visą laiką būdavo. Nu, jo, tai keliaus ten. Į D. 53. 53. Vat, o. Čia sunku pagalvot, nu, jis labai kamštingas ir perpildytas ir šiaip, nu, jis turi savo naudą, bet jis tiesiog toks ilgas ir toks išremtas ir čia važiuoja per viską ir visur stoja, nu, jis kaip greitasis, bet ne greitasis, nu, aš manau, kad aš įdėsiu į C, nu, jis tiesiog kažkoks, Nu, jeigu atvažiuoja pirmas D ir 53, tai tu nelipsi į 53, bet kokiu atveju. Tu galėtum pavažiuoti iki kokių Kalvarijų ir sėsti į antrą D, pavyzdžiui. Nuo ten pavažiuoti. Nežinau, gal net greičiau būtų. Ir važiuoti iki Liudo Giros stotelės. Net nežinau. Nu, tegu savo laimingai gyvena C. Deja. 54 jis yra labai įdomus. Jis būdavo toksai beviltiškas, bet dabar po pakeitimo tapo labai įdomus. Aišku, iš Pilaitės įstoti su juo neįmanoma važiuoti, bet iš kokių Lazdėnų į Pilaitę, jeigu kam užeina pasimaišo protas ir taip norisi važiuoti. Tai gal gerai, nu jis toksai B maršrutas, nu šiaip gal net ir A. Ne, aš nesakyčiau, kad jis yra A maršrutas, jis labai kamštingas, bet jis B maršrutas tikrai yra. 55 yra, kas čia, pažiūrėkite į savaitgalį. Jis tiesiog vidury dienos nustoja funkcionuoti, o prieš tai irgi pusiau funkcionuoja. Čia valanda pusvalandis. O čia iš viso valanda. Kam toks maršrutas reikalingas, jis dubliuoja antrą D, jis dubliuoja 16, jis dubliuoja viską. Jis tiesiog yra liūdnas. Mane jis labai liūdina ir dėl to man jo nereikia. Man reikia geriau 56, kuris važiuoja įdomiai, jis nėra toks geras kaip 40, bet jis turi tokią unikalią jungtį ir važiuoja pro verslo trikampį. Aišku, nieks jo nevažiuoja, jo dvigubus leido vienu metu netyčia, po vieną per dieną, bet tiesiog taip išėjo. Ir jis tiesiog nieks jo nevažiuoja. Gaila, bet jungtis man jo visai patinka, jis keliaus į B. Dabar 57, ojojoj. Jeigu ne Riaubonys, man jis gal ir nebūtų toksai blogas. Jis čia įdomiai užsisuka, čia dėl mokyklų, dėl ko nežinau. Jis turi savo naudos, jis čia daro šitą įdomų dalyką, čia durnystė, bet jis čia dabar laikinai važiuoja iki čia ir taip, bet šiaip, jis atlieka savo funkciją, bet mane šitas trikdo nuoširdžiai. Kaip taip gali daryti? Kaip jis taip gali daryti? Gerai, nekalba. Aš aišku ignoruoju tokius labai akivaizdžius faktus, kad čia bajorė ar kas čia, bet esmė ta, jis tiesiog, Riaubonys, ką jis čia daro? Jis durnelis, kad jis taip daro. Arba jie abipusės per ką čia, Sidabro kalną, kokį važiuotų. Ne. Todėl jis mane nuvylė, jis keliauja. Pala, aš dar nepatikrinau. Jo, jis irgi nustoja funkciją. Čiagi pala. 14-16 yra labai įdomus reisas iš Fabijoniškių į Naujininkus. Trečias D, bet pagreitintas. Jo, bet man nepatinka tokie maršrutai, kurie vidury dienos savaitgaliais, pavyzdžiui, nustoja veikti tiesiog. Tai dėl to jis keliauja į
Bet ar jis geresnis už 21? Bet jis didelis važiuoja, todėl geresnis. Kartais piko metu. Dabar 58, jis yra durnas, bet jis yra labai ilgas ir jis man prie širdies ir jis važiuoja labai gražiomis vietovėmis. Ir man šita vieta patinka. Aš žinau, kad aš bandžiau, norėjau bent jau kažkoks objektyvus pabūt ar ką čia, kaip čia. Bet man asmeniškai nuoširdžiai neišeina ir aš tiesiog įdėsiu į B. Nu, jis geresnis būtų tik jeigu važiuotų į Vėliučionys. Aš kalbėjau kaip čia gražiai pasakyti, 100% Vėliučionių, su kuriais aš esu kalbėjęs, sutinka, kad 100% Vėliučioniečių, su kuriais aš esu kalbėjęs, sutinka su mintimi, kad jis turėtų važiuoti į Vėliučionis, bet, nu, aišku, kaip čia pasakius, galėtų būti tik tai arba 100% arba 0%, bet vis tiek, nu, čia kažką parodo. 59 iš kitos pusės neparodo nieko, jis irgi taip pusiau nustoja funkcionuoti, bet čia dar suprantama yra kažkiek. Bet aišku, nors ne, čia kažkokia nesąmonė su juo vyksta. Aš net jau nebežinau. Jis yra įdomus, nu, bet jis toks keistas, nu, man jis simbolizuoja, kad jis D turėtų būti, dėl to, kad, nu, tiesiog, nu, 29, nu, jis geresnis yra, bet, nu, ką 59 daro, nu, jis tiesiog durnokas šiek tiek, nu, jis gal naudingas, bet, keliaus į C, negaliu jo taip skaus, jis nėra piktybiškas, jau koksai ten, 5 ar 21, kurie jį gadina, nu, ne, čia tiesiog aš kerštingas esu. 61, jis daro įdomų ratą, jis važiuodavo žymiai dažniau piko metu, jis yra vienintelis maršrutas, kuris 5 valandas tiesiog nefunkcionavo, kai buvo nestreikas, bet transrevio nesąmonės, kuris tiesiog važiavo 9 valandą ir po to pradėjo dirbti tik nuo 14, dėl to, kad nebuvo pirmas pamainos autobuso. Labai graži situacija, bet dėja, nu taip jau įvyko. Ir ką aš galiu pasakyti, nelabai daug, tik tai tiek, kad jis keliauja į C. Dėl to, kad šita stotelė turėtų būti Antakalnyje. O dabar 62, ką aš galiu apie jį pasakyti. 62, tiek aš aišku, 43 minutės filmuoju. 62 keliauja į D dėl savo durnystės, dėl to, kad jis yra tiesiog važiuoja kaip 20 užsukimų gurelius papildomai. Kas būtų gerai, jeigu jie būtų suderinti. Deja, jie abu savaitgaliais važiuoja iš esmės kas 2 valandas, maždaug tiek, ir jie važiuoja lygiai tuo pačiu metu. Dabar 63 nevažiuoja lygiai tuo pačiu metu kaip niekas tikriausiai, bet jis yra labai įdomus ir jis yra iš esmės 101 iš dalies dublikatas, bet jis čia taip aprūpina šitas visas vietelės, nu jis yra įdomus maršrutas. Iš esmės aš jį gal į B kokią dėsiu, nu aš neturiu nieko blogo pasakyti, jis būna dvigubas per tuos laikus, kada būna vėlinės, motinos diena ar kas. Karvelioštės, nu, asmeniškai niekada nebuvęs, gal būsiu dar kada. Būsiu, kai nebūsiu gal, nors tikriausiai ne. 65 iš kitos pusės yra tiesiai į D, nepaisant to, kad jis didelis būna. Iš esmės, tik dėl to, kad jis didelis būna, jis ir keliauja į D. Rimvydo Lisausko, to šizofreniko, kuris ten sako, kad reikia 100 maršrutų į Visorius, ir į Bajorus, ir į Naujanerius. Naujanerių ekspertas jį čia. Nu, šiaip čia jis labai myli jį ir jis važiuoja kas 5 minutės šitoj vietoj. Iš esmės, kas čia? Mokyklinis autobusas, tik pagražintas, labai gaila. 66. Jis važiuoja įdomiai, jis važiuoja į Stirgištis, man visai patinka jo važiavimas į Stirgištis, bet jis galėtų važiuoti iki Nemenčinės. Ir jis labai taip keistai čia važiuoja į vidurį. Bet jis visai yra nieko, tik tai jis yra viengubas, bet kartais jis nieko būna. Nu, aš sakyčiau į kokį, ar man į C dėt. Ne, man jis patinka visai, į B dėsiu. 67 yra, kaip čia pasakius, įdomus maršrutas. Jį ketina Duchnevičius mano meilę pratęst per čia vat ir čia, ir kai jis tai padarys, jis bus S+.
kol jis taip nėra padarytas, jis yra A, ne šiaip B. Nes jis labai užsisuka ilgai toj Naujoje Vilnioje. Nu ką jis ten veikia, nuobodžiauja. 68. Jis yra labai įdomus maršrutas. Jis turi 2 stoteles lentvaris. Ir jis važiuoja taip, nu jis iš tiesų įdomiai važiuoja. Bet iš esmės jis iki pačio dubliuoja 20 ir 62. Arba tiksliau jie dubliuoja jį. O čia net nežinau, kas vyksta. Jis labai... Jis skiriasi šeštadieniais ir sekmadieniais. Tik pagalvokit. Labai įdomus maršrutas. Jis keliaus, manau, į kokį B. Čia vis tiek unikalus ir tas čia kilimų fabrikas, lentvaryje. Labai įdomu, kad jis ten važiuoja. Kaip traukinio pakaitalas. Šiam 9. Yra joks traukinio pakaitalas, jis yra Ken 9 pakaitalas ir jis važiuoja į Bajorus. Ir čia yra jis tiesiog, pažiūrėkit, čia yra ilgiausias maršrutas Vilniuje. Valanda 28. Tu čia mėlynas reisas jau dar per Stanevičiaus. Nu vien dėl šito, nu jis yra per ilgas. Nu kam toks maršrutas reikalingas? Jį turėtų sutrumpinti iki Žvėryno ir paleisti per Kernavės, vat Stanevičius visais reisais. Per visokius varus. O, aš išradau 79. savo idėjas vėl propaguoju. 73. jokia mano idėja. Tai yra tikrai ne mano idėja, jis važiuoja per Naugarduko gatvę, jis dėl to yra unikalus. Ir dėl to gal jis visai yra nieko. Gal dedu į B. 74. Yra visai man patinkantis maršrutas. Jis yra lėtesnis už 6 G, bet jis man kartais dėl asmeninių priežasčių patinka. Ir jis dvigubas visą laiką būna. Aš įdėsiu į B, bet tada jis bus geresnis už tram 1, todėl turiu pakelti tram 1. Atsiprašau žmonės, kad save iškeliu. Arba čia buvo tiesiog planas parodyti, koks aš esu objektyvus ir... Ai, ne, nieko negirdėjot. Žodžiu, 75. Jis man patinka, aš įdėsiu į A. Dėl to, kad, man tiesiog taip susišvietė. Jis yra labai įdomus, jis vidaus rajono maršrutas, jis pravažiuoja pro visus sovietinius rajonus ir yra tobula ekskursija tam žmogui, kuris ten nuvažiavo į Vilnių, kuris ten keliautis nuvažiavo į Vilnių, netyčia nukeliavo į Fabioniškes ir tiesiog vos nemirė iš meilės. Tai va, puikus maršrutas. 76 yra labai įdomus maršrutas, jis prasideda Ateities gatvės, važiuoja per Balsių vidurį. Jis labai yra dažnas. Jis visai nieko yra, B koksai sakyčiau. Bet netoks geras kaip 75. Ojojoj, bireliai nieko, ten linksma visai. 78. Jis tiek, kai aš važiavau, man jis nesukėlė didelio įspūdžio. Jis yra B maršrutas. Jis nieko blogo, nieko gero, nustotis, tai čia numušta šiek tiek. Bet vis tiek. Bet gal jis C yra? Jau. Dabar susimaščiau. Jis toks nuobodus. Šiaip jis A, jis dar jis ten labai keistas su jo dvigubumu. Jis C bus man. Tai sprendžiau taip ir tiek. 82 skirtingai į vieną pusę, skirtingai į kitą pusę, Juodšiliuose gyvena įdomus žmonės šiaip, bet ką aš galiu pasakyti, jis irgi Černobylio maršrutas ir net nežinau, man jis visai keistas, bet toks gyvenimas keistas yra, bet jis dar dubliuoja 19, tai kas geriau 19 ir 82, bet o gal iš vis ne. Ai ne, šiaip aš padarysiu taip va. Čia aš dar pakeitimų padarysiu. 8 man nepatinka jį padalinti, bet čia vėl mano idėjos. 87 yra... atsiprašau, jis tiesiog yra durnas maršrutas. Jis stovi 30 minučių kamštyje prie Didžiųjų Būtiškių. Arba Didžiojo Būtiškių, net žmonės nesutarė kaip jį vadint. Čia kamštis būna nuo čia iki čia, pusvalandis jame stovi
Čia irgi kamščių būna, jis labai ilgas, jis savaitgaliais tik kursuoja, jis darbo dienomis per daug kursuoja, jis kažkodėl dažniausiai kursuoja 12 ir 21 valandomis, ko aš nesuprantu, bet todėl jis yra kosminis ir todėl jis keliauja į D. 88 keliauja į D taip pat, jis tiesiog niekada nereikalingas ir 89 taip pat, tiesiog abu maršrutai žiauriai durni, šitas yra turistams tikras maršrutas, kuris kursuoja kas valandą su puse ir jis yra mažas. Ir dabar, kadangi nieks jo nenori vairuotojai, iš vis jį dabar vairuoja negrai, dėl to, kad jie nesurado kitų vairuotojų, nes reikėjo ieškoti transrevijų vairuotojų Afrikoje. Čia iš vis komiška istorija. Aš nesakau, kad jis dėl to blogas, ar dėl to geras, ar dėl to kas, būtent dėl to fakto. Aš nemanau, kad maršrutai yra rasiškai motyvuoti, aš nemanau, kad yra sisteminis rasizmas Vilniaus visuomeninėme transporte, bet aš manau, kad yra durni maršrutai ir 88 yra vienas iš jų, 89 yra toks įžeidimas, kad jis eina tiesiai iš 125. Tai yra dėl to, kad, tiesiog, kas čia per maršrutas, čia yra liūdna man tokį jį matyti, jis tiesiog yra sunku net apibūdinti. Jis yra komedija, jis yra pinigų švaistymas, jis nusipirko jie tuos karsanus elektrinius ir neturi jų kur dėti. Tai varo ekskursiją po nieką tiesiog. Kas čia per maršrutas? Durdystė. Aš galiu kalbėti apie jį valandas, bet aš kalbėsiu apie 114, kuris yra visai nieko, bet jis yra ne tas maršrutas, apie kurį kalbėsiu, dėl to, kad pirmą turiu kalbėti apie 99, kuris keliauja prie 89 į 125 lygį, dėl to, kad 99 yra autonominis autobusas, kuris turėtų būti normalus autobusas, kuris niekada nevažiuoja, kuriame telpa 6 žmonės. Jis yra toks durnas, jis tiesiog niekam nereikalingas, čia netransportas, čia yra netransportas, čia yra antitransportas. Ką jis savo galvoja, čia yra durnystė, jie čia prisidirbo, galiu tik tiek pasakyti. Tai jis bus prie 125 lygį. Dabar 101 naktinis, 88 naktinio, aš neįdėjau 88 naktinio, bet jeigu įdėčiau, tai jis keliautų į 121 lygį, dėl to, kad jis tiesiog 88, bet blogesnis, tai gal ir 88 keliauja į 125 lygį. Dabar, bet 125 lygį aš padarysiu po to, dėl to, kad jis tiesiog yra... Kol kas aš nenoriu visko perdėti, dėl to, kad bijau, kad visi šitie tiesiog keliaus į 125 lygį, dėl to, kad kaip jų nekenčiu. Bet 125 lygis yra kitoks jau visiškai. 101 N, naktinis. Jis kursuoja bent. Skirtingai nei kai kurie kiti. Ir jis tokia įdomi jungti daro, iš čia važiuoja reformatų, čia iš Antakalnio nieks jau nebevažiuoja. Man jis visai patinka, aš įdėsiu į A. Netgi, va taip va. 102, turiu jį va čia, jis dabar nekursuoja. Jis yra įdomus, jis turi įdomių jungčių, bet ką iš čia daro, tai net sunku pasakyti. Bet man patinka šita jungtis. Aš dėsiu jį į B, va taip va. 103 jis toksai, čia durnystė šiek tiek, ką jis čia daro, iš šitą studiją sukiojasi. Jis labai kaip pirmas D, bet tiesiog prastesnis visais bruožais, tai keliaus į C. Dabar 104, čia iš vis kažkoks košmaras. Kas čia per jungtis, net jo galvose nevažiuoja, jis kažkoks keistas, čia 12, 17, net jau nebesuprantu, kas čia vyksta, o čia tai tiesiog kažkas. Tiesiog D. Jau negražu. Dabar 105 yra tiesiog nuostabus ir jis vienintelis važiuoja į geriausias vietas, tai jis keliaus į A. Atsiprašau, objektyvumo nėra, bet taip ir veikia gyvenimas kartais. 114, aš sakiau, jis taip retas, bet kai kam jis naudingas. Deja, jo keleiviai yra nemieli. Dėl to jis keliauja į C. 115 jis keliauja į A, nes tai yra nuoširdžiai, jis keliauja į S+, atsiprašau. Jis tiesiog yra mano mėgstamiausias maršrutas dėl to, kad jis tiesiog yra unikalus, jis važiuoja per vidurį pro sodus, jis važiuoja
Nuostabus žiedas, Daugiabučių rajonas, gražus antakalnis, išvis gražus, graži gatvė, troleibusų parkas, Bystryčiai, išvis gražu, miškas nuostabus, Milėšiškių sodai, kapinės, užsukimas dvipusis. Matot, kas čia vyksta, čia taip nevyksta. Ką jie čia pridirba? Kurioje realybėje? Atsiprašau, bet kurioje realybėje? Bet jis taip nedaro. Jis tiesiog taip nedaro. Ką jis čia daro? Jis tiesiog GPS. Ar jis rimtai nori pasakyti žmonės, kad jis taip daro? Ne, čia košmaras. Čia yra blogas sapnas. Nieko panašaus čia nėra. Ten buvo blogas GPS-as, čia buvo labai gražu, čia durna, bet iš esmės jis važiuoja čia, pro sodus gražius, nuostabius, nuvažiuojam tam, Nauja Vilnia, čia gamyklos, čia Naujos Vilnios, dar vienas Daugiabučių rajonas ir dar toks įdomi gatvelė ir įdomus unikalus žiedas, jis tiesiog yra tobulas, jis viską apima, yra nuostabi jungtis, Antakalnis, Naujoji Vilnia, vietinis maršrutas, vietiniai maršrutai, aišku, kad linksmiausi, todėl jis yra tikrai S+. Klaidingai ne 116, kuris yra užsukimų maršrutas ir jis yra tikrai bevertas. Ką jis čia veikia, aš nežinau, ką jis ten irgi labai sunku pasakyti ir aš jį dedu į D. Dabar, aš manau, kad čia taip paliksim. 117, jis kažkam naudingas, bet jis vienpusis ir net neturi bendros stotelės su šiam trečiu. Čia labai keista šita gatvė, bet jis įdomiai važiuoja. Jis C maršrutas, jis tiesiog toksai. 118, jis turi vienpusę negražią stotelę, iš čia jam trūksta stotelės, jis irgi C. Man jis nepatinka. Jis netgi D keliaus. Va taip, aš supykau ant jo. Ir čia net neturi vienpusę stotelę, jis bjaurus tiesiog. 119 yra labai geras, tik labai mažas. Man šiaip jis patinka. Tikrai labai objektyvus vertinimas. Jis keliaus į B. 120, jis čia daro nesąmonės, jis yra daug greitesnis nei visi kiti. Jis įdomiai užvažiuoja visokius, jis koksai, jis C maršrutas, sakyčiau. 121, jis yra irgi C maršrutas, dėl to, kad jis šeimiai per dažnai kursuoja ten, kad važiuotų. 122, jis yra labai kamštingas, jis neretai vėluoja 17 minučių, bet jo jungtis yra labai unikali. Jis keliaus į B. Tikrai labai objektyvu. 123, 24 dublikatas. Labai negražiai pasielgta, todėl keliaus į D. Ir paskutinis, 125, jis turi savo skiltį, nes jis tiesiog yra, kai aš šitą pamačiau, aš maniau, kad aš gyvenu košmare. Tiesiog. Jis gal kam yra naudingas, bet jis net dabar, kai remontuoja šitą gatvę, visą išrūsį sudarkė, jis net nepriveža prie nieko. Jis yra tiesiog toks durnas šiuo metu. Čia viską būtų galima, jis galėtų čia važiuoti, jis galėtų čia važiuoti, jis galėtų čia važiuoti, jis galėtų čia važiuoti, jis galėtų čia tiesiai važiuoti, jis galėtų va taip važiuoti. Ne, jis tiesiog padarytas kiekvienoje vietoje, kur galima buvo priimti kažkokį sprendimą, buvo priimtas pats durniausias sprendimas, kokį tik galėjo priimti toje vietoje. Va, pavyzdžiui, čia net stotelės nėra daug, buvo kokios ir belė kokios. Aš sakau, kaip įmanoma? Šitas maršrutas šiaip turėtų būti apdovanojimuose. Kaip galima sugebėti padaryti visur pačius blogiausius sprendimus? Jis niekada nekursuoja, jis kursuoja kažkokiu čia taktiniu maršrutu, bet tik savaitgalis netgi. Jis turi parką, iš kurio reikia jam važiuoti tiek čia, jis gal ne tiek ilgai, bet jis kažkoks keistas, nežinau, mane jis labai taip liūdina nuoširdžiai ir skaudina širdį, kad taip egzistuoja. Ir aš manau, kad prie jo prisidės 99, dėl to, kad jis yra tokioje vietoje, kur nuoširdžiai transportas, tu kaip čia pasakius, tai yra pasityčiojimas iš visų paupiečių, kad jie ten jį testuoja, jis ten pusę neveikia, autonominis autobusas, bet jis negali važiuoti be vairuotojo,
tokia durnystė yra nežmoniška. Tiesiog ir vien jo tvarkaraštis, vien dėl šito, vat, nusipelnė. Dabar 89, aš manau, kad jis irgi ten turės keliauti, dėl to, kad jis yra maršrutas, kuris turėjo tikrai daug potencialo, būti senamiesties, suteikti transportą, bet ne čia irgi blogiausi sprendimai priimti. Kam jis važiuoja į tą stotį į abi pusės ir sukiojasi, nes jis į abi pusės turi stotį, į abi pusės užsuka į rotušę, jis duranas tiesiog. Tada jis važiuoja per čia, jis galėtų važiuoti tiesiai gražiai, ne iš kamščiuose dar stovi. Čia irgi kamščiai visur ir čia niekas nevažiuoja, nors jis vieną kartą aš važiavau, buvo 20 minučių kelionė nuo šitos stotelės iki šitos piko metu. Tiesiog jau. Jis keliaus irgi į 125 skiltį. Ir pirmas dar nekeliaus, bet jeigu jį pratęs į naujininkus, tai tikrai keliaus. Ir dabar kas čia? 9. Jis duranas, bet nekeliaus. Jis bent kažkokią funkciją atlieka. Šiek tiek žmonių ten būna, bet esmė ta, kad jo tas naujas maršrutas, kur pridėtas yra geresnis negu originalus, bet tiesiog jie panaikinti originalų. O šiaip manau, kad kas dar gali keliauti S+. Šitas negali nestotis. Šitas negali dėl to, kad... nežinau, šitą dar paliksiu. Šitas negali dėl to, kad jis yra per mažas, viengubas, nors jis turėtų būti dvigubas. Ir kartais jis turi kamščius nemažus. 40. Jis tiesiog man nelabai šiuo naudojasi. 50 per kamštingas, 75. Iš esmės tik tai dėl asmeninių priežasčių iš čia keliavo. 101 irgi. 105. Jis yra kaip 40, net kaip 46, iš dalis kaip 46, kaip 43, jis paima jų geriausias savybės, atsisako blogiausių, kursuoja tada, kada nebūna kamščių, veža į gražias vietas, būna dvigubas. Aš manau, šitas 15 vis tiek geresnis, bet aš manau, kad mes turim tier listą. Nebent man kažkas dar šaus į galvą. Kažkas dar gali šauti man į galvą. Aš manau, kad Transrevis per aukštą. 14 nusipelnė būt. 22 kodėl B aš net nežinau. Šiaip paliksiu jį B, man jis patinka. 51 gal netaip patinka. Ar čia 40. Pala ką? 41 tai jis... Ar aš ne ten įdėjau, kur jį aš dabar padėjau? Pamečiau net. Jis turi keliauti va čia dėjo vieta. Čia būtų baisi klaida, jeigu aš tai būčiau palikęs. Žodžiu. O šiaip, dėl visko kitko, nežinau. Čia gal dar būtų galima rušiuoti, bet vis tiek. Naujausia yra B maršrutų. Bet čia tai yra logiška. Nes dauguma maršrutų yra Vilniuje, esmė ta. Dauguma maršrutų nėra labai blogi, dauguma maršrutų nėra labai geri. Maršrutai, kuriuos aš įvertinau kaip geriausius, yra iš esmės tik tai dėl asmeninių priežasčių. Maršrutai, kuriuos įvertinau blogiausius, yra šiaip, manau, dėl objektyvesnių priežasčių. Išskyrus kokį 21, kurį aš tikrai labai jau nuskriaudžiau. Gerai, 21 nenusipelnė šito, jis keliaus į C. Gerai jau, neskriausiu aš jo taip. Nebesu toksai užsirūstinęs, bet man patinka tendencija, kad čia yra arba Transrevis, arba bet čia dauguma Transrevio yra, kas manau pasako pakankamai. Ai, pamiršau, šiam antras irgi keliaus į 125 šitą. Tiesiog. Va taip va. Tai dabar galim išseivinti. Labai objektyvus vertinimas. Myliu gyvenimą. Download image. Galiu pasidownloadint, galiu pasiseivint. Ir tiek. Labai ačiū Jums. Viso gero.